Tačiau pirmiausiai aš visus kviečiu į susitikimą su kita mūsų laidos heroje. Įspūdingoji Erika Santos kol kas vis dar yra didelė mįslė ir žurnalistams, ir visuomeniai. 6 vaikų mama, verslininkė, moteris galbūt pasiklydusi tarp 2 vyrų arba puiki manipuliatorė. Šį vakarą laidai Neišgalvoti gyvenimai Erika Santos ryžtasi papasakoti ilgai slėptas istorijas ir visus mūsų supažindins su didelė savo šeimyna. Visai neseniai Lietuvos šou verslo padangėje sužibusi įspūdingoji blondinė Erika Santos apie savo gyvenimą kone kiekvieną savaitę pažeria vis naujų, neįtikėtinų istorijų. Esu milijonierė, užsienyje baigiau ne vieną universitetą, turiu net keletą firmų Portugalijoje, o netrukus savo verslus perkelsiu ir plėsiu Amerikoje. Klausant stulbinančių vos 30 sulaukusios lietuvaitės pasakojimų, sunku patikėti, jog visa tai tikra. Jo labiau, kad Erika vis pabrėžia, jog ji anaiptol ne dieną naktį dirbanti karjeristė, o net 6 vaikų mama ir tiesiog tobula moteris. Aš laužau stereotipus. Tiek verslininkės, tiek mamos. Aš labiausiai pergyvenu dėl vaikų, tai yra labiausiai noriu, kad vaikai būtų laimingi. Pavydėtinoje ir neįtikėtinoje Erikos Santos gyvenimo istorijoje pavyzdinę vietą dar visai neseniai užėmė ir jos vaikų tėvas Portugalas Šu. Gražus, geras, nuoširdus, tikras vyras. Savo antrajai pusiai Erika negailėjo gražių žodžių. O prieš porą savaičių, kai Šu iš Portugalijos su visomis 6 atžalomis atvyko palaikyti LNK šokių projekte šiuo metu dalyvaujančios Erikos, eterio įžymybė primygtinai siūlė susitikti ir nufilmuoti visą gausę ir be jokios abejonės idealią jo šeimyną. Išskirtiniame interviu tą progą buvo pasiruošęs ir pats Šu. Very intelligent. She loves the kids. She likes to make new things, never be in the same place, stopped, and what else? She's a very good woman. Gražų žodžiai ir tikinimas, jog jiedu nepaisant visų apkalbų iš tiesų drauge, kad šeima tvirta kaip kumštis ir kad į Ameriką labai greitai visi kraustysis drauge, ramybę spinduliuojančio Portugalo išvaizda nė iš tolo nepriminė nelaimingo ir santykiais nepatenkinto žmogaus. Tobulas melas, vaidyba, o gal iš tiesų šis vyras nė nenutokė, kokią istoriją yra įsivėlusi Erika. Juk praėjus vos kelioms dienoms po mūsų susitikimo, pasipuošusi vestuvinę suknelę, ji pozavo populiaraus žurnalo fotografams ir skelbė, jog yra ištekėjusi ne už savo 6 vaikų tėvo, o už kito vyro. Manau, kad neverta draugauti 7 metus, kad suprastum, kas yra per žmogus, ir man užtenka turbūt pusvalandžio, kad atsverčiau aš pati ir kad pažinčiau, su kuo aš sėdžiu. Ir jeigu yra kažkokių tai paslapčių, tai be abejo gali prireikti netgi 3-4 metų, kol įsigliaudai tą riešutėlį. Apie karštus savo jausmus iš Klaipėdos kilusiam ir lygiai prieš metus oficialiu jo sutuoktiniu tapusiam Linui, Erika prabilo labai netikėtai ir daug kas šią naują meilės istoriją tiesiog nepatikėjo. Tačiau tiems, kurie puikiai pažįsta Eriką ir žino tikrąją jos istoriją, toks netikėtas vingis atrodė visiškai įmanomas. Juk lygiai prieš 10 metų mūsų tautietės gyvenimas taip pat keitėsi 100%. Tuomet ji neturtinga 20-metė lietuvė, susipažinusi su Portugalu, jam išsiuntė trumpą ir aiškę žinutę – noriu kūdikio. Parašiau žinutę šiam. I want a baby. Ir be abejo, tai buvo gal 30 sekundžių, kai jis man perskambino ir sako, ką tu pasakei? Sakau, noriu vaiko, bet aš nežinau, ar aš nuo tavęs noriu, aš paprasčiausiai noriu vaiko. Sako, greitai važiuoju į Portugaliją, viskas, sako. Sulaukusi tokio atsakymo, Erika paliko gimtinę, aukso narvelyje ją laikiusi turtingą sužadėtinį ir išvyko į Portugaliją pradėti naujo gyvenimo. Tiesa, to menkai pažįstamo Portugalo ji tikina nemylėjusi, tiesiog jautusi, kad Šu geras, šiltas ir nuoširdus žmogus. Idealus tėvas vaikui, kurio ji taip trokšta. Taip gimė pirmasis sūnus. Tačiau netrukus Erika užsimanė dar daugiau vaikų. Su dvynukais irgi tas pats buvo. Aš norėjau dvynukų. Ir jeigu jis pasakytų, kad tikrai nenori daugiau vaikų, užtenka vieną ir taip toliau, galbūt tai būtų taškas mūsų santykiuose.
Ir tikrai negrasinau ir jokių ultimatumų nestačiau. Paprasčiausiai išsakiau savo norus ir jis man pritarė. Gerai, let's go. 6 puikiai išauklėti Erikos Santos vaikai ne vienintelis dalykas, kuriuo ji taip didžiuojasi. Jau kuris laikas Lietuvoje nerimsta kalbos apie tarptautinius jos verslus ir mokslo pasiekimus. Erika tvirtina turinti rinkodaros bakalauro bei magistro diplomus, eksterno įgytą aplinkos inžinierijos specialybę, o šiuo metu siekianti magistro laipsnio tarptautinės teisės srityje. Be to, Lietuvaitė pasakoja, jog Portugalijoje ji vadovauja nuosavam sporto klubui, grožio klinikai, turi pinigų investavimo įmonę bei vaikų asociaciją. Maža to, naujus verslus netrukus jį ketina kurti ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Aš verslų žmogus. Aš pradėjau nuo 14 metų savo pirmų versliukų ir 16 metų aš jau turėjau pakankamai gerą versliuką su drabužiais. Mokinausi viską, bet aš dar biznį sukau visai. Ir tikrai visą tai išmokau iš knygų, kurias man tėtis pasiūlė skaityti, man labai patiko. Ir galvoju, jeigu aš sugebu bendrauti su žmonėm ir žinau kai kurios pagrindus iš verslo pasaulio, dar tėčio galiu paklausti, tada, kodėlgi ne? Tikrai būtų galima pasidžiaugti įspūdingosios mūsų tautietės laimę ir sėkme, pasididžiuoti jos pasiekimais. Tačiau visoje šioje istorijoje yra vienas bet. Iki šiol nei vienas Erikos Santos gyvenimo besidomėjęs smalsuolis patikimų įrodymų apie užsienyje veikiančias jos įmonės nerado. Todėl dabar visi tik skėsčioja rankomis ir užduoda klausimą, kas iš tiesų yra toji Erika Santos – verslininkė ar apsišaukėlė. Gal žiniasklaida tik žino 10% apie mano gyvenimą. Ir tai yra tas paviršutinis, verslai kažkokie. Ir kaip kas nori pasižiūrėti mano tikrą gyvenimo stilių, kviečiu į Portugaliją, kviečiu į Ameriką. Tikrai, atvažiuokit, kelias dienas pabūsim, pamatys mano gyvenimo stilių. Čia ką, Lietuvoje aš čia makaluojusi, tai čia niekas. Tačiau ne tik miglotos istorijos apie milijonus nešančius verslus iki šiol buvo toji abejones kelianti Erikos gyvenimo pusė. Tuomet, kai grįžusi į gimtinę, Erika nėrė į šou pasaulį, kai apsinuogino vyrams skirto žurnalo puslapiuose, pasklido kalbos apie smarkiai klibantį šios įspūdingos blondinės vedybinį gyvenimą. Maža to, pasigirdo gandų, kad Amerikoje ji turinti slaptą meilužį. Kiek šitose ganduose yra tiesos? O kas tai žmogus? Kažkoks verslininkas, neva? Kai sužinosi, tik ir paklausk manęs. But she gets a lot of attention from the men. So, it's because they like, so but she's with me. You're not jealous at all? No. Why? Because she's with me. She's not with the other guys. So. Tuo metu, kai kalbėjome su Šu Santos, jis neabejojo, kad Erika ne tik jo vaikų mama, bet ir jo moteris. Tačiau jau po kelių dienų į viešumą pateko stulbinantis faktai. Erika prisipažino, šeimos idilę vadinosi dėl vieno labai svarbaus dokumento – Šu sutikimo į Ameriką įsivežti visus 6 vaikus. O ten jos laukia naujas vyras, įspūdingi namai ir klestintis verslai. Labai noriu daugiau pažinti. Amerika tai yra iššūkių šalis, tai kitokia šalis. Ir tai visiškai kitoks požiūris, man tai labai patinka. If she will go there, I will go. It's like I'm telling, I can work in everywhere. Ar Jungtinėse Amerikos valstijose Erika Santos gyvens su 2 vyrais? Ar drauge su jais augins 6 savo vaikus? O gal dar gausins atžalų būrį? Panašu, kad naujų istorijų iš šios LNK šokio projekte dalyvaujančios blondinės gyvenimo dar tikrai išgirsime. Tik štai atsirinkti, kur melas ir kur tiesa, bus be galo sudėtinga. Juk Erika, kaip jį tikina pati, viena geriausių savireklamos specialisčių. Šį vakarą